Tai sveiki visi, labas vakaras, sveikinuosi su klausytojais. Aš esu. Negirdi manęs? O, kažkas atsitiko. Aha. Aš girdžiuosi, tavęs negirdžiu tik tai. Nežinau, kas tada pas mane mikrofonas įjungtas, labai gaila, jeigu mes dabar nesigirdime. Kažko reikia prašyti kažkokios pagalbos iš kažko. Negirdžiu tavęs, Nida. O gal per ausinės negirdi, kas čia dabar atsitiko, mes prieš tai girdėjomės. Ne, reikia gal pagalbos prašyti, nežinau, kas čia vyksta. Va, dabar viskas tvarko. Dabar girdisi. Būna techninė dalykai, viskas tvarko, super. Aha, šaunu. Tai dar kartą sveikinuosi su visais, labas vakaras. Ir aš esu psichoterapeutė, kognityvinės elgesio terapijos psichoterapeutė. Ir šiandien pakviečiau pokalbį savo seną draugą, galima taip pavadinti, Donaldą Duškiną, kurį pristatyti turbūt neužteks čia man prisiminti viską, kaip pristatyti tave, Donaldai. Iš tiesų pas tave ne kartą buvau įvairiausiuose mokymuose ir kai kur mes esame ir kolegos, kur mokėmės, bet iš tiesų noriu tave pristatyti pagal mūsų pokalbio temą. Tai visų pirma, tavo turbūt gimtoji profesija yra aktorius ir režisierius, paskui turbūt lektorius ir knygų autorius ir kaučeris ir retorikos mokytojas ir žinau, kad ir charizmos mokytojas ar charizmos mokytojas, mes jau aptarėm, kaip kirčiuoti šitą žodį įvairiausiais būdais, ne? Tai ir dabar ir geštalto terapijos praktikas, ne? Tai iš tiesų rodo, kad tu esi labai smalsus žmogus ir visą gyvenimą mokaisi. Ir man tai labai įdomi yra tavo pradžia. Iš tiesų tavo tas pagrindinis pirmasis išsilavinimas kaip aktoriaus ir režisieriaus. Tai noriu, kad tu pasidalintum, kas tave paskatino galbūt stoti ir eiti tuo keliu ir mokytis aktorystės, režisūros, kas įkvėpė, kokia buvo ta pradžia. Ir jeigu dar kažko nepasakiau, tai pridėk, ką dar apie tave galima pasakyti. Tai dar kartą labas, Nida, dabar jau po tavo klausimų, labas, sveiki visi, kas mūsų klauso ir mūsų žiūri. Ir ačiū labai už tą klausimą, tikrai, dabar vienu, kol tu tą klausimą formulavai, aš galvoju, žinai, kaip čia tau, man pačiam kažkokie malonus jausmai per kūną nubėgo, būtent nes palėtėm pačią mano profesinės karjeros pradžią. Žinai, aš galvoju, ko gero pirmą kartą, kiek aš save pamenu, mane į teatrą nuvedė tėvai, kai man buvo 2 metai, tai praktiškai po to gavos taip, kad aš palengva teatre užaugau. Kaip žiūrovas šiuo atveju, kaip pradžioje mažas žiūrovas, po to paauglys žiūrovas, bet praktiškai aš augau teatre, tuometinio jaunimo teatre, tuometinio dramos teatre. Ir kai aš atėjau 9 metų į teatro studiją pas Valeriją Karalienę, ant profsąjungų rūmos ant kalno, ant to tauro, žodžiu, po to pas Gediminą Storpirštį, kur tapo studija Elementorium, tai Elementoriaus studija. Tai aš galiu pasakyti, kai aš įstojau muzikos akademiją ir teatro ir kažkaip dar užėjau, jau būdamas studentų, užėjau į savo mokyklą pasveikinti mokytojų su rugsėjo 1 keliu. Prie viena mokytoja prie manęs, tokia biologijos mokytoja, ir klausė, tai kur Donaldėlį tu įstoji, kur tu įstoji? Aš sakau, tai aktorinė, sako, viskas aišku, šiaip pasitiksinu, klaus praktiškai nebuvo, sako, bet maža kas, geriau pasitikrinau. Tai iš tikrųjų, žinai, ko gero, niekam nekėlė tai klausimų, net ir man nekėlė tai klausimų, kad aš matau save ten, kad aš noriu būti ten, bet taip gavosi praktiškai, kad buvau šiek tiek susipainėjęs, būdamas 16 metais, kad gal vis tik aš noriu eiti į žurnalistiką, bet kažkaip po to aš atsipainėjau ir vis tik įstojau, pabaigęs 12 klasių į Lietuvos muzikos teatro akademiją, pas amžinatilsį Irena Bučienė, tuometinė buvo režisierė mano kurso vadovė, kur po to pratęsė Eglė Gabrėnaitė jos darbus visus. Tai iš tikrųjų 4 buvo metai fantastiški bakalauro, po to aš įstojau režisūrą, dar 1 metai, tuo metu magistratūra buvo tik tai 1 metai magistratūros, pati pirmoji eksperimentinė laida tokia. Ir aš iškart pradėjau dirbti kaip teatro režisierius, nuo 95 metų aš jau dirbau Kauno dramos teatre, tai iš tikrųjų tai, žinai, visas tas etapas man niekada nekeltų klausimų, ar aš esu savo vietoje, ar aš darau tai, ką aš turiu daryti, žinau, kad esu savo vietoje, darau tai, ką noriu daryti ir tai iš tikrųjų buvo tokių didelių svajonių išsipildymas, nes man iki šiol teatras tai yra 8 pasaulio stebuklas, žinai, kur vyksta stebuklai, kur žmonės keičiasi, žmonės transformuojasi ir panašiai. Todėl to nežiūriu to, kad aš jau kaip ir 24 metai, galima sakyti, esu šalia teatro, ne teatre, bet šalia teatro, bet labai šalia, bet čia yra meilė visam gyvenimui čia. Tai
viduje aš toks pat žingeidus, smalsus teatro režisierius ir aktorius. Tai ačiū iš tiesų už tą prisistatymą, tokį ir labai džiaugiuosi. Ir man pačiai, kaip irgi mano specialybė yra pirmoji, ta tikroji specialybė yra medicinos gydytoja ir aš, kaip sakau, visada džiaugiuosi irgi pabaigusi šios mokslus ir dabar vėlgi dirbanti toj srity visiškai pilnai. Ir labai tave suprantu, kad yra gera būti savo kelyje. Bet iš tiesų, renkantis mediciną, mane irgi labai žavėjo teatras ir buvo įvairiausių minčių ir turėjau labai gerą bičiulį, klasės draugą, kuris kaip tik tais pačiais metais, kaip aš įstojau į mediciną, jis įstojo į aktorinį. Ir man visada atrodė, kad mokytis tos specialybės, būti teatre, tai iš tiesų yra, kaip tu sakai, 8 pasaulio stebuklas. Tai iš tiesų yra kažkas, kas labai labai transformuoja. Ir tai viena pagrindinių atrodė tada specialybių tokių, kur įvaldęs tą meistriškumą gali būti bet kuo, atrodo, pasaulyje ir gyvenime. Ar iš tiesų, ar čia mano buvo tokie vaikiški įsivaizdavimai, ar iš tiesų taip yra? Žinai, aš manau, labai daug tiesos tavo žodžiuose yra, nes aš iki šiol laikausi tos minties, kad bent kažkokius tai pagrindus vaidybos, aktorystės turėtų gauti kiekvienas žmogus, nesvarbu, ką jis dirba gyvenime, ko jis beužsiimtų, bet tai yra tikrai, žinai, teatre įmanoma viskas, teatre bet kas gali tapti bet kuo, gali atsirasti būdamas čia pat, va čia ir dabar gali atsirasti bet kur tuo pačiu metu. Iš tikrųjų, tai yra spontaniškumas, tai yra improvizaciniai gebėjimai, tai yra kūrybiškumas, tai yra kur kas platesnis pasaulio matymas ir, sakau, bent jau pagrindus turėtų gauti kiekvienas, kad matytų kur kas plačiau aplink mūsų esantį pasaulį. Tai yra, kad pats save geriau pažintų, tai yra iš savo ribų tokių nustatytų išplėtimas. Tai iš tiesų, tai sakau, aš net sakau, dabar noriu, kad netgi būtų teatro pamokos, kaip noriu, mintis tokia, kad tai būtų privalomos visose mokyklose visiems, nes tai yra tokia duotybė, su kuria tu visą gyvenimą jausus kur kas laimingesnis. Taip. Tai, kad duoda teatro, tai, kad duoda bent jau pradmenys kažkokie teatro. Taip, ir mes abu esame psichoterapeutai iš tiesų, ne? Vienos ir kitos ryties to pačiu. Tai irgi turbūt, kad ir priartinant mūsų pokalbį prie to šiuolaikinės psichoterapijos, ne? Kaip mūsų mokytojas daktaras Julius Neverauskas sako, kad mes turėtume būti savo gyvenimo ir režisieriais, ir aktoriais, ir ten apšvietėjais, ir muzikos parinkėjais, ir žiūrovais. Ne, ir dar gal kažkokiu ten yra veikėjų, kas būna teatre ir iš tiesų turbūt irgi tas pasakymas labai priartina prie to. Ir dar šiandien galvojau, kad mes savo klientam vis sakome, kad norint pasikeisti, reikia keisti savo elgesį. Ir labai dažnai klientai sako, taip, aš suprantu, bet man nesinori, bet man neišeina, bet negaliu. Ir aš šiandien prisimindama, kad turėsiu pokalbį su tavim, tai pagalvojau, kad aktoriai irgi gal ne visada supranta vaidmenį, ne visada nori gal vaidinti kokį blogietį ar dar kažką, bet kai įsigilini, kai pradedi tai daryti, kažkas pavyksta. Ar tiesa? Žinai, aš esu kaip režisierius sukūręs 6 spektaklius, 4 Kauno dramos teatre, 2 vieną Vilniuje Keistuolėse, kitą Lėlės teatre Vilniuje, viso 6 spektakliai. Tikrai kaip jaunam režisieriui pakanka toks nemažas buvo kraitis, kaip jaunam režisieriui kažkada tai. Bet čia labai gražiai palėtė temą, žinai, buvo tam tikras yra pradžioje, pavyzdžiui, kai pradėjai kurti spektaklį, toks entuzijazmas. Mes kažką pradėjom naują pjesę, nauja medžiaga, entuzijazmas. Žinai, kad premjera bus po kelių mėnesių, visi tokie motyvuoti. Kažkur apie vidurį toks kritimas, žinai, kad kaip ir pradžia jau yra, pabaiga jau kaip ir matosi, bet neina vaidmuo, nepagauna, nėra tiesos. Yra kažkokie tik tai, žinai, kažkokie objektai, kurie vaikšto šneka scenui, bet nėra tos tiesos. Kaip sako aktorius, neina vaidmuo, nepagaunu. Kas yra? Aš kaip režisierius sėdžiu salėje ir sakau, netikiu, tai, kad užneki netiesa, nėra tiesos, kažkas tokio, žinai. Ir tikrai, tas gilinimasis, kodėl tavo personažas būtent taip daro, ko jis iš tikrųjų nori, ko jis iš tikrųjų siekia, ką jis sako, sakydamas tai, ką sako jo žodžio, ką jis iš tikrųjų nori pasakyti, tai yra ta būtų psichologinė vaidmens analizė, tas psichologinis teatras, kurio aš esu užaugintas. Ir staiga tas momentas, kai, toksai žargoniškai pramuša, kažkas įvyksta ir kai visi supranta aktoriai scenoje ir salės,
paėjo, kaip sakoma, įvyko tas atsirado tiesos momentas, kai vaidmuo tapo autentišku, vaidmuo tapo tikru ir iš to personažo, kuris ant scenos, kuris tarsi žmogus vaidina personažą, bet yra tiesa, eina tiesa, tu girdi, kad tai yra tiesa, kurią žmogus skleidžia savo žiūrovams. Tai greičiausiai mes galime pavadinti gyvenimo autentiškumas. Va, autentiškas žmogus galų galiai, jis kažką padarė savo gyvenime, tapo autentišku, tapo tikru, jis pasitikė savim, aš noriu tikėti juo, tai va tos paralelės tarp teatro ir terapijos yra labai didelės, žinai, tikrai. Ir jau kai pagauni tą momentą, kad tikrai įvyko, kad jau supranti, kad va yra, supranti, kad viskas, o dabar tai jau praktiškai dabar liko tik vienas malonus techninis darbas, kad sakom nuvesti spektaklį iki premjeros, bet jau tiesa yra tas momentas, atsirado tiesos momentas. Ta. Turbūt, kai dabar klausau tavęs ir terapijoje kartais tai būna ir aš kartais savo klientam irgi kartoju, kad nepavyksta, nepaeina kažką keisti ir daryti, ne? Ir aš kaip sakau, čia reikia kaip filme, kaip filmuojant filmą, pirmas dublis, netikiu režisierius, sako, antras dublis, trečias dublis, kartais reikia, nežinau, kiek tų dublių reikia, labai daug kartais reikia, kol paeina, kol įvyksta. Ir vėlgi tai mus moko to atkaklumo, kūrybiškumo, užsispyrimo ir noro iš tiesų pasiekti tą geriausią variantą, ką mes irgi turbūt galime pasiekti savo gyvenime. Taip. Čia, kaip sakė teatro reformatoriai, tas pats Stanislavskis, po to Lee Strasbergas, tai žinai yra, kaip sako, virš tikslas. Koks yra pagrindinis tavo personažo tikslas, link ko tu eini. Va tu kaip žmogus, ko tu nori pasiekti, ką tu nori pasiekti savo gyvenime, kad tavo gyvenimas iš esmės pasikeistų ir panašiai. Tai va dar viena paralelė, žinai, kur link tu eini, ko tu sieki. Ir vėlgi čia per tokį iš dalies ir žaidimą turbūt einama į tai, ne, ir kaip aktoriaus paties asmenybė, jo emocinis intelektas keičiasi, mokantis ir dirbant tokį darbą. Pasakyti iš savo patirties. Sakyčiau, keli dalykai. Tai čia yra tiek teatre, tiek retorikui, kas yra labai artima teatrui ir kas labai artima tai pačiai terapijai, apie ką mes šnekam ir bandau atrasti tas paralelės, žinai. Kaip aš sakyčiau, tai yra puikiai savęs pažinimo priemonė. Teatras, saviaugimo ir savęs pažinimo priemonė. Tiek teatras, tiek aišku terapija, tiek retorikos menas. Kodėl? Aš geriau pažįstu save, aš žinau, kur aš esu stiprus, kur man kažko tai trūksta, kur yra mano resursai tobulėti, ko man dar trūksta, kad pasiekčiau tą ir tą. Aš žinau savo stipriasias pusės, žinau savo tobulintinas pusės. Aš geriau pažįstu aplink mane supantį pasaulį. Aš žinau, kad su tuo reikia žmogum bendrauti taip, su tuo reikia bendrauti taip, čia reikia daugiau emocijų, čia mažiau emocijų. Tai yra iš tikrųjų, kas kartą, kai tu giliniesi į personažą, tu pasiimi kažką iš to personažo, kažką iš to personažo. Žinai, kai terapijų vieną istoriją girdi, kitą istoriją girdi, dar kažkokią. Ir taip tu pats, tu duodi kažką kitam ir pats su taip keitiesi. Būtent paimdamas iš to, kaip mozaika, kaip puzzle tokį ir dėlioji patys save. Ir galų galia supranti, kad dabar visai kitaip, dabar aš pilnatvę tą jaučiu, dėka to, viskas, kaip sakoma, jau pas mane jau yra visai kita kokybė, mano gyvenimo, darbo ir panašiai. Taip, ir čia vėlgi turbūt galima tą paralelę pravesti apie tai, kaip mums reikia visokių įvairių ir naujų patirčių, būti atviriem įvairiausiom patirtim, ir tokiu būdu praturtinti savo gyvenimą, kad rigidiškumas ir laikymasis vien kažkokiu įsikabinimu savo kertinių įsitikinimų, savo taisyklių gyvenime ne visada mus veda prie to paties laimingiausio gyvenimo varianto. O teatras vėlgi turbūt to moko. Tikrai taip, čia kai tik teatro, žinai, dar viena paralelė su terapija, aš kai tik praėjusią savaitgalį buvau Rygoje, ten, kur aš dabar mokiausi Rygos Geštalto institute, kur baiginėjau savo mokslus. Ir mes turėjom tokį eksperimentų terapijoje modulį, būtent per eksperimentas, dialogas terapijoje. Darėm labai įdomų eksperimentą ir po to buvo diskusija, tai kam reikalingas šis eksperimentas. Buvo labai teatrališkas buvo tas eksperimentas, kurį mes darėm. Ir iš esmės buvo daug įvairiausių versijų, aišku, visos teisingos, viskas apie tą patį, bet gero man tokia priimtiniausia versija buvo, tai iš esmės tai yra eksperimentas kaip ir teatras. Tu įeidamas į kitą personažą, tam tikrą personažą įsikūninamas, tu praplėti savo ribas. Ir taip labai gerąją prasme tu išprotėjai, kaip sakoma, išeini iš savo tokio tik tai tokio struktūruoto, labai tokio rėmuose gyvenančio žmogelio įvaizdžio. Tu išeini, bet gerąją prasme išeini iš proto į save. Išeini, pasivaikštai, pasisemi tam tikros naujos patirties, grįžti į save ir, kaip sakoma, integruoji tą gerąją prasme išprotėjimą, to kūrybinio išprotėjimo patirtį į save. Ir taip
tu praplėti savo ribas, tu visai, vėlgi, tu kitoks pasaulis, kitoks žmonės kitokie, keitiesi, tu keičiasi tavo pasaulis, tai vat kiek daug. Tai tiek teatre, tiek eksperimentuose terapijų tą patį galima išgauti. Taip, tai iš tiesų labai turbūt, kaip giliai maitinantis procesas visas teatras. Tikrai taip. Taip, ir pačiam tame dalyvauti, ir turbūt žiūrovai gali labai daug ko iš to pasisemti. Ir pats jau paminėjai, vat, ir retoriką, ne? Kas galbūt tave paskatino praplėsti tą savo specialybę ir dirbti kitus visus darbus. Nesukurti savo kažkokias technikas ir tu netgi parašęs esi knygų ar net vadovėlių retorikos, jeigu galima sakyti. Tai kasgi, net 3, tai kasgi ta retorika, tai iš tikrųjų kažkaip skaičiau, tai yra vienas iš tų 3 pagrindinių meno rūšių, ne? Šalia tų senovinių.